Na tai ką, sveiki visi, šiandieną aš grįžtu su nauju video ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia parsisiųsti shaderius. Kas nežinot, kas tai yra, tai irgi galit pažiūrėti, viską aprodysiu ir kaip jie atrodo ir kaip juos parsisiųsti. Be to, jeigu nežinote, tai dabar aš turiu nusipirkęs naują mikrofoną ir pasakykit, kuris geriau veikia, ar praeitasis, ar šitas. Nu gerai, tai pradėkime. Tai visų pirma, jums reikės parsisiųsti Optifine'ą. Čia to išjungsiu. Taigi, spaudžiat ant kurios versijos jūs čia norit parsisiųsti, nu, tai parsisiųsiu naujausią. Spaudžiat tą download, ten mirror. Palaukit čia. Gerai. Čia skipedą spaudžiat. Dabar kažkodėl nelaudina. Tada jum numeta į šitą vietą, kur jūs turit paspausti tiesiog šitą tarp dviejų reklamų nurodytą download. Kas čia dabar? Taigi jum išmeta, kad čia siunčia plačią. Nu, čia jeigu jum šitą tą patį metą vis tiek nuspaudžiate keep. Tada jums dar reikės shaderių. Abudu linkai bus description'e, nu aprašyme, jeigu reikės jums sužinotis. Tada jums reikia shaderių, taigi jūs atsirasite taip, tiesiog paeinat truputį į apačią ir čia va būna parašyta 1.8 ten, nu, bet jo, naujom irgi tinka versijom. Taigi pasirinkite kurį nors iš šitų, nu, tai čia va viskas parašyta, nu, aš rinksiu hike. Aš be to jau čia esu parsisiuntęs šitus, tai nerodysiu kaip instalinti, tiesiog parodysiu kaip įsikelti, kad veiktų. Čia jums reikės truputį palaukti ir va pakraus. Taigi spaudžiu čia download. Jo, jums va parsiunčia. Ir toj grįšime į instalinimą. Taigi, kai jūs parsisiuntėt shaderius ir Optifine'ą, tai jums teks 2 kartus paspausti ant šito Optifine'ą ir ten tiesiog parodys, kad instalinote, šiaip greit instalinasi. Ir tada kaip su shaderiais, tai toj parodysiu. Taigi visų pirma reikia atsidaryti jums Minecraft'ą. Tai čia. Tada nueiti ir pasižiūrėti, ar pas jūs tikrai yra release, nu nežinau kokia jūsų versija, ir kad Forge būtų. Tada pasirenkate, spaudžiate play. Čia jums dar ten instalins, tik man čia dabar nemeta, nes aš jau esu žaidęs. Ai, va, išmetė gerai. Tai va, čia neįsigaskit, čia ir jums tas pats bus. Tiesiog visus modus palaudina ir instalina. Video settings, shaders ir tada, nu šičia jums neturėtų būti, bet spaudžiat šičia, kur, nu čia bus tuščiasis, tiesiog atsidarysit šitą ir įsimėsit va šitą, va, kur yra shaders, tai tiesiog jį persikeliat į va šitą, va, nu čia kur bus tuščia parašyta, tai va šitą tiesiog taip nubraukit ir persikeliat. Tada jum atidarys, paspausit šitą, ten truputį palaukti reikės, kol jį pažymės, neįsigaskit, ten tiesiog kol pakrauna viską. Tada spaudžiate done
ir done, ir done. Ir tada jum jau turėtų būti shaderiai. Ir tuoj aš jums parodysiu, kaip viskas atrodo su tai shaderiais. Nu gerai, susikuriam naują pasaulį. Gerai. Tai va, shaderiai atrodo štai taip. Saulė labai graži yra, debesys kitokie, šešėlį jūsų matosi, paskui... Jo, man truputį stringa, nes ir filmuoju, ir ant didelio matymo lauko. Jo, vis tiek stringa. Tuoj parodysiu jums vieną dalyką su shaderiais, kas fainai yra. Ir va, kaip paprastai tai būna labai tamsu, bet... Nu jo, pakeitė, nes anksčiau būdavo, kad laikai torčą ir tavo ranką išeiti, kaip ir tokiam žaidime Terraria. Nu bet, žodžiu, shaderiai yra vien dėl grožio, jie nėra kaip kokie cheatai ar kažkas tokio, jie tiesiog... kad jums viskas, o tai va, gražiai atrodytų su šešėliais. Aišku, shaderiai reikalauja labai gero kompiuterio, tad jeigu jūsų nėra labai jau geras, tai net nebandykit siųstis, nes... Nu, striks kaip man dabar maždaug stringa. Nors mano kompas yra geras, bet kai filmuoji, tai ne. Paskui va, galiu parodyti dar vieną dalyką. Su medžiais ir visokiais kitais augalais. Tai va, medžių lapai, kaip matote, juda. Ir tai tikrai yra labai gražiai. Ir va, kiaurai medžių lapus tokie saulės spinduliai pereina. Paskui žaliava irgi juda. Va, jeigu matote. Tiesiog shader pekas yra labai gražus. Galite patys išbandyti, jeigu norit. O, moliūgas kaip šviečia. Na, jeigu jums bus kokių klausimų ar tiesiog nepavyks atsisiųsti, tai būtinai rašykite į komentarus, nepatingėsiu, atsakysiu, padėsiu ir... Tikrai nei vieno neignoruosiu, kiekvienam padėsiu, kad jums pavyktų parsisiųsti. Ir jeigu jūs norite su manim pasifilmuoti, nufilmuoti kokį video, tai būtinai rašykit man į Skype ar kažkur, kontaktai yra aprašyme ir nusifilmuosiu arba tiesiog pažaisiu su jumis, žinokit. Aš dėl jūsų padarysiu bet ką. Ir sakau, prenumeruokit, nes 50 prenumeratorių proga aš darysiu specialų video tokį. Ir jis bus ne įprastas koks nors, o toks išskirtinis. Bet dabar kol kas dar nepasakysiu, gal vėliau pasakysiu. Dar jums aš naktį parodysiu, kaip viskas atrodo. Tai va, dangus, čia dar saulėlytis. Tai va, dangus labai gražiai atrodo. Mėnulis švyti kaip ir saulė. Šešėliai irgi išlieka, kad ir naktis. Tai jo, su jumis buvau aš Bevardis. Sakau, jeigu jums kils klausimų ar kažkos nepavyks atsisiųsti, būtinai rašykite. Jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskite laiko mygtuką. Ir jeigu jums mano kanalas patinka, būtinai prenumeruokite. Ir susitiksime kitame video. Ate.